Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti, ko tikėtis ateinančią savaitę. Taigi, nuo šiandien Veneros planeta, kuri susijus su meilė, santykiais, komfortu, laimė, jinai pradeda judėti retrogradinė kryptim. Na ir Venera jau yra kartu su Rahu, su silpnu Merkurijum. Tai reiškia, kad būsim labiau linkę pasiduoti jausmams. Tai gali irgi spręsti santykiuose, gali tekti spręsti kažkokias tai anksčiau neišspręstas problemas, ypatingai tokiu laikotarpiu. Venera susijus su santykiais, tai grįžta arba kažkokie tai seni santykiai, arba būna kažkokios tai neišspręstos problemos santykiuose, kartuojasi. Na ir ypatingai tuo laikotarpiu, kaip sakiau, priimant sprendimus, svarbu nepasiduoti jausmams. Ypatingai, jeigu grįž kažkokie tai seni santykiai, kur sakys, kad ne, aš ten taip nebedarysiu, ne, aš pasikeičiau, reikia labai į viską giliau pažiūrėti, giliau viską panalizuoti ir tik tada priimti sprendimus. Tuo labiau, kad Merkurijus, jisai susijęs būtent su logika, jis jau nuo ketvirtadienio praeitos savaitės silpnoj padėty, dėl to ypatingai, kaip matom, ir socialiniai erdvėjai, tokie suaktyvėję jausmai, žmonės visi vadovaujasi labiau jausmais, o ne sveika nuovoka, tai būtent tai susijęs su Merkuriju. Sunku susikalbėti, daug jausmų, daug emocijų ir trūksta sveiko proto. Tai į tai atkreipkit dėmesį. Na ir nepalankiausios savaitės dienos, tai ateinančią savaitę išeina tik tai viena diena, tai bus šeštadienis. Na ir būtent tokiom dienom reikėtų, sakykime, būti atidesniems, kas susiję su kelionėm, su važiavimu, su vairavimu, su nelaimingais atsitikimais, su konfliktais. Ta diena tokios gali jaustis daugiau įtampos. Na ir aišku, kovo 8 sutampa su moterų diena, tai tikėkime irgi, kad ta pozityvi moterų energija neutralizuos tos dienos negatyvę energiją. Na ir aišku, tą dieną labiau stengtis nesipykti. Na ir vidutinės savaitės dienos tai būtų kovo 3, pirmadienis išeitų, kovo 7 būtų penktadienis. Na ir tomis dienomis gali būti, aišku, taip labiau emociškai jos jautresnės, nes ten bus tiek, sakykime, susijęs su silpna mėnulio padėtim, tai irgi tomis dienomis viską galim reaguoti labiau emociškai, tokių turėti daugiau jausmų, arba gali būti tokios negatyvios nuotaikos, tai irgi tai atkreipkite dėmesį. Kovo 9 dieną, sekmadienį, mes turėsim Ekadašį. Ekadašis tai 11 mėnulio diena, tai jinai yra pati palankiausia diena pasininkui. Na ir tą dieną palanku skirti daugiau laiko dvasiniai praktikai. Kas laikosi pasininko šią dieną, tai kaip sako senovės raštai Vedos, sakykime, tas gali prailginti savo gyvenimą. Na ir visos likusios savaitės dienos jos bus neutralios, kažkokiem tai neutraliem darbam, neutraliem veiksmam. Ir jeigu planuojat kokį nors tai svarbu gyvenimo įvykį, kažkoks tai yra svarbus, ypatingai ten santuoka ar kažkoks tai aišku visada palanku pradėti palankę dieną. Ir svarbu ne tik palankę dieną, bet ir svarbu būtų palankę valandą. Taip pat senovės astrologijoje aiškinama, kad diena svarbiau nei mėnuo, valanda svarbiau nei diena, o minutės ir sekundės dar svarbiau negu diena. Tai jeigu reikėtų pagalbos, parenkant palankų laiką svarbiem gyvenimo įvykiams, tai rašykit, galiu padėti. Na ir norintiems tobulėti, tai primenu, kad būtent rytoj, sakykime jau šiandien, bet rytoj jau tęsiasi, tai prasideda Vedų astrologijos kursas pradedantiesiems, kviečiu, kas dar nori prisijungti. Taip pat kovo 6 dieną kviečiu į astrologijos kursą metų horoskopas, kas norėtų irgi tobulėti, labiau sužinoti, kaip tuos dalykus visus suprasti, į ką atkreipti dėmesį metų bėgyje. Na ir kovo 8 dieną
planuoju atvykti į Klaipėdą, vesti chiromantijos seminarą, kuris vadinasi Meilė, sėkmė ir pinigai delnuose. Tai irgi bus įdomi praktinė tema. Tai lauksiu jūsų renginiuose. Dėkuoju už jūsų dėmesį, linkiu prasmingos ir sėkmingos jums savaitės.